O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir nukeliausime į erdvę apsivalyti. 3, 2, 1. Pakylam į erdvę ir apsivalom, susijungiam visatos siurblius, išsidalinam, jeigu reikia. Ir viską iš savęs įsisiurbiam. Visus prisijungimus, visas šlangas, visus sumontuotas plokšteles, pajungimus, čipus, viską nuo galvos, pereinam iki pat kojų galiukų, viską sutraukiam. Visus pasirašytus kontraktus dienos, viską susiurbiam su visatos siurbliais. Atidarom erdvę ir išmetam juodą erdvę susinaikinimą arba energijos perdirbimą. Įkvepiam absoliuto šviesą per visą kūną iki pat žemės kristalo. Įkvepiam žemės kristalą per visą nugaros ašį iki pat viršugalvių. Dar kartelį įkvepiame per viršugalvį visatos šviesos. Susijungiam su savo pasąmonė, užsidedam nematomas apsaugas, ar skraistę, ar kepurę, ar šarvas, tas, kas jums yra patogu. Prasisukam ir kylam į kitą erdvę. 3, 2, 1. Jeigu kuri ką nors matot, jaučiat, sakykite. Ir tai ir žemės kažkur. Kaip kosmose į žemę žiūriu ir tokia mintis, kur čia man dar dabar. Neapsisprendžiu, kur. O tu paleisk mintis. Tiesiog. Žiūrėk, kur tave nuneš. Ten ir reikia. O nuneš ten, kur tau reikia. Snieguolė. Aš tai kosmose iškart mane irgi išneša. Ir žemė labai šviesu ir toks vaizdas, kad, žinai, yra tas gaubtas ir kaip virš jo pakilę kosminė erdvė. Ir va ten tamsuma ir toks vaizdas, kad žemės apatiniai daly yra dirbtinė šviesa padaryta. Man toks vaizdas, kaip žinai, tas toksai žaisliukas, kaip čia pasakyti, stiklinis ir kai papurtai ten namelis, žinai, tik tai, kad yra švieselės ir va ta pačia, va taip, va žemė dabar atrodo man, grinai va toks kaip žaisliukas, o aš grinai kosmose yra tamsa tokia. Ir priešais mane išlindo toks iš nugaros atskrido drakonas, kuris žvelgia man tiesiai į akis, taip nosis su nosim, pridėjus man ir tokios akis raudonos, bet tamsus drakonas ir aš supratau, kad reikia nematomumo užsidėjau. Ir jisai nuskrido, nes aš dingau iš jo akiračio ir paskui leidosi galvoju į žemę, kad čia man tam kosmose, aš čia viena. Paskui sako Loreta, kad yra irgi kosmose. Bet šiaip vaizdas į žemę tai žaismingas, toks žaismingas, atrodo, dirbtinis man. Iliuzija. Jo, iliuzija. Man atėjo žodis iliuzija. Jo. Asta. Aš tai tokio, nežinau, kažkokio erdvėje buvau, spalvos tai tokios kaip saulėlydžio būtų. Rausvas dangus toksai toks vat kaip būna pašalo, toks gražus dangus, tokios spalvos, tai va tokias spalvas matau.
Mhm. O tu irgi kažkur viršui kosmose? Ar tu virš Žemės tik tais ne per daugiausiai pakilus? Nežinau, negaliu pasakyti. Gerai. Kristina, kur tu? Aš tai nelabai aišku, man kažkodėl labai norėsi pasižiūrėti Italijai dėl to vulkano, reiškia. Yra super vulkanas, Campo Flegrei, kažkas tokio taip vadinasi, šalia Vezuvijaus. Dabar čia sakė, kad magma jau juda. O aš jau tiek daug metų svajoju ten nuvažiuoti prie Amalfi Coast, žodžiu, į Malfi. Ir aš jaučiu, kad dabar turiu važiuoti kuo greičiau prieš išsiveržiant magmai, nes sako, jau juda magma tenai. Dar oficialiai, žodžiu, nieko labai nesako, bet mokslininkai jau mato, kas ten vyksta. Ir žiūrėjus vieną iš tokių, kurios mato, žodžiu, energetiškai, jai labai sekasi su nelaimės, jinai mato, tai sako, ten sprogs, ten bus didžiulė nelaimė. Tai aš noriu ten nuvažiuoti prieš tai vykstant. Todėl aš kažkaip ir ten žiūriu grinai, va, tai kaip yra žemėlapis ir žiūriu į tą vietą. Pasižiūrėt, ar čia greitai, ar dar turim laiko, ar čia jau ruošti žmonėms išsikelt iš tos vietos, tiesiog pasižiūrėti. Koks miestas, Kristina? Naples vadinasi, kaip lietuviškai? Neapolis? Neapolis. Neapolis. Ja. Mhm. Tai šalia Neapolio yra Vezuvijus. Ten, kur Pompeja, Vezuvijus, taip, ten viskas šalia. Mhm. Tai Vezuvijus ruošiasi išsiveržti, aš taip supratau. Dalis ten, bet ten yra labai daug ir kitų vulkanų, eina iki pat Graikijos, Santorinė irgi. Ten, žinau, kad judėjo praeitais metais magma irgi. Tai, bet yra Campo Flegrei, bet ten jau ir drebėjimai, ir pastoviai vyksta, žodžiu, juda ten. Viskas šalia. Tai galim tada pasižiūrėti tenais tą kalną, jeigu tau esi aktualu. Pasižiūrim, jo. Būtų gerai. Tai gerai, tada aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir mes tada keliaujam prie Neapolio, prie Vezuvijaus pasižiūrėti. 3, 2, 1. Pažiūrėkim, kas ten su tuo kalnu darosi. Ten tikrai viskas taip juda, ta magma. Aš tai matau, raudona magma yra. Gerai. Ką kitos merginos mato? Jeigu kuri mato, tai sakykit. Aš tai matau iš viso, aplamai man tai tas batas, jisai šiaip gerai atrodo, bet aš matau, kad tas batas nusiaunamas yra. Ta prasme išplaukia į vandenis. Ten visa vulkanų grandinė, ten faktiškai ir sudaryta ta žemė iš vulkanų. O tai maždaug Vezuvijus, žinokit, aš geografijoje, tai man, žinot, kai yra kurioje prie vakarinė pakrantė maždaug per vidurį link pietų. Kai yra batas, tai į viduriuką reikėtų ir labiau į kairę pusę, jeigu šitaip žiūrėtų. Link vandenyno. Tai va ten yra tas, va būtent ten batas ir nusiauna. Aš galvoju, biški link Sicilijos gal, bet ten labai švaru viskas, nežinau, man ten. Sicilija žemiau dar yra. Jo, ten apačioj batas. Jo, atskyla Italijos. Batas. Aš taip matau, batas kyla. O pažiūrėt, ar čia greitai, ar čia turim dar kažkiek laiko, įdomu. Kaip pažiūrėti? Pažiūrėt laiko juostą tiesiog. Ar čia šiais metais, ar kitais, ar...
Jeigu tokia informacija ateis, tai pabandykite įžvelgti metus, laiką. 3, 2, 1, pažiūrėkite, ar jums ateina kažkokia tais informacija, skaičiai kažkokie tais gal. Ateina 1934, tai buvo, sako, taip va. Nežinau, kad buvo, tai ir dabar antrą kartą kartojasi, ar ne pirmą, kartojasi, ta prasme, kai buvo. 1934 man rodo, kad buvo ir dabar vėl kartoja. O konkrečiai skaičiai neteina, kada bus ateityje. Man tai tokia žodis, kad kitais. Kitais. Kodėl tai? Bet konkrečiai kada tai? Nežinau, 27. Septynetą matau. Septynetą matau gale. Kristina turi paskubėti, žinok. Tai aš jau viskas, aš jau ruošiuosi, aš tą sužinojau. Čia jau kelis mėnesius žinojau, kad bus, bet dabar jau grinai juda, jau mokslininkai faktiškai mato. Ne tik energetikai, kaip sakant. Jo, aš jau ruošiuosi kelionį. Ruoškis. Nes mano didelė svajonė ten pabūti, aš turiu ten būti. Gerai. Tai reiškia, mes šitą klausimą pasižiūrėjome. Atsakėm, taip. Atsakėm. Gerai, merginos, viskas, atsijungiam nuo šitos laiko juostos, nuo šitos informacijos. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir kylam į kitą erdvę. 3, 2, 1, kylam. Užsidedam nematomumo skraistas, apsaugas, kaip kam kas patogu. Ir pasižiūrėkite, kur dabar jūs nuves. Man dar grįžtant prie Vezuvijaus, man sako, kad turėjo 20 metų atgal tai vykti, o dabar vyks. 2007 turėjo tai vykti, bet kažkas tam pasikeitė ir dėl to dabar prognozuojama. Jeigu grįžtant atgal prie to paties, tą informaciją suteikiam. Bet dar laiko turi. Tai gerai, bet žmonėms reikės pirktis tuos oro grinintuvus, nes čia sakė, iš viso bus didžiulė katastrofa Europoje ir daug kur, daug šalių bus paliesta. Taigi šneka, kad labai daug degs, daug gaisrų bus, visko bus, kataklizmų, visko. Tai mesgi matėm. Tai va, gerai, kas kur esat, kokioje erdvėje. Loreta, kur tu esi? Ką matai? Kaip molinis namukas, tokia, sakyk, pusiau sėdžiu, pusiau guliu, tokia atsileidus ir nežinau, kur tai lygtais prie jūros kažkur, tas namelis. Šilta taip. Gerai, kad tai viduje. Tu pasakė apie molinį tą namuką ir man kažkaip tai grybukai iškilo. Žali grybukai, neoniniai, būtent tie, kurie yra po žemę ir yra jų ant žemės. Ir mes dažnai sutinkam ir net nežinom. Geras. Tai jo, reikia eiti pasižiūrėsiu aš, pavaikščioti aplink namuką. Gerai, tada tu pažiūrėk. Jo, gerai, aš pavaikščiu. Jo, Asta, tave noriu pakalbinti, ką tu? Ne, kol kas nieko, aš bandau dar išsisukti, prasivalyti, nes kol kas tai tamsu. Gerai, duok šviesos tada. Duok šviesos pliūpsnį su rankom. Pravalyk, prasuk
Daug šviesos, kad prasimuštų. Kristina. Kol kas nematau. Nu, tvarko. Gerai, Loreta, nu tai dabar tu išpasakok, kas ten su tuo namuku, kaip tu tenais, ką Nežinau, tu aš ten veiki. bandžiau apėti aplink tą namuką, nu, kas kiti išėt pažiūrėti, man, kaip sakyti, to vienoj pusėje, tai tokia tamsuma, tokia kažkokia toks, ten kažkoks, nežinau, negeras toks jausmas, o kitoj pusėje tokia kaip ten tas, ar jūra, ar tas vanduo, nežinau, toks lygtis, kaip užsemta. Sakai, kažkokia tamsuma, ne? Jo, kažkokia. Čia. Ten viduje tai buvo smagu, toks geras, atsipalaidavęs atrodo, o išorėje išėjau, tai ten kažkas tokio negero. Gal gali prajausti, kas ten toj tamsumoj, gal reikia ją biškai pravalyti tą tamsumą. Gal tas kaip sakė, snieguolį požemį, tenais tie kažkokie. Kristina, kaip tu? Nu, aš prisidedu prie tamsumos valymo, tai šviesėja. Gerai. Loreta, gal kaip to dabar tau ta tamsuma ar šviesėja? Man taip, bet aš kaip per tam namelyje, ten, bet kaip, kas kit, kaip ten pusiau gulom, pusiau sėdom, nugarą trėmusi kaip į sieną. Tai man dabar, o ta siena tokia, toj pusėje, kur ta juduma. Ir dabar net jaučiu, kaip man ta nugara kaista tiesiog tokia kažkokia. Toks kaip karštis, kaip dėlytų, nežinau, toksai. Pabandyk prasisuk biškai, kad tą nuimti įtampą nuo nugaros. Daug biškai energijos gūsi. Asta, kaip tu? Nežinau, man kažkaip Loreta, kai šnekėjo apie tą tamsą, man toks iškart vaizdas, kad tamsus miškas ir kažkokį nerimą pradėjau jausti, tai nežinau, čia... Tai klausyk, gal tu ten toj tamsumoje esi ten viduj kur nors vėl pastrigusi. Nu, Snieguolė gal... Nerimas toks kažkur, nu toks, nežinau, toks, kad kažkas negerai, tai tikrai toks lyg nerimas, lyg kažkas toks yra toj tamsoje. Gal tada Snieguolė, ką tu matai šitų klausimų? Aš šitų klausimų jų nematau, bet aš pati esu tamsiam miške. Ir stebiu būtent tuos grybus, kuriuos aš ieškojau, jie šviečia, bet tik tai tamsumoj. Ir aš pasiėmiau vieną grybą ir man sako rusiškai, nu pagady, žinai, dar palauk, žinai. Tai aš dabar galvoju, o tai ko man palaukt? Sako, jie gyvi yra, tie grybai, nu tai jo, jie auga, sakau, gyvi. Ir sako, jie gyvi energetiškai, tu pasižiūrėk, paimk lempą ir pašviesk juos. Ir aš pašviečiau, aš matau, kad jie tokie neoniniai būtent. Ir jų šaknis irgi yra labai gilios ir labai apsiraizgysios dažniausiai aplink medžius, duoda kažkaip energiją, gyvybinę energiją tiem medžiam. Ir pas mumi jų pilna auga ir mes net nežinom, kad juose yra fosforas, kuris maitina mūsų smegenis. Ir būtent tie grybai yra
Grybukai, kur kažkada aš mačiau po žemėm, tai vat jie praktiškai atitinka, tik po žemėm jie buvo tokie dideli, o čia jie yra mažiukai. Ir Lietuvoje jų pilna, nu pabandykite žiūrėti, kas tai per grybas. Aš grybauti neįeinu, bet aš jį mačiau. Man eina informacija. Man įdomu, ar jūs pamatysit, koks tai grybas yra. Ir jis labai naudingas. Aha, merginos, kaip jūs jaučiatės? Gal jos matai, kaip tamsoj yra? Bet jie šviečia tamsoj. Atkreipkite dėmesį į žemę. Loreta, kaip tu su ta tamsa dabar, kaip pas tave situacija? Na, aš taip mačiau, aš kaip sakyti, kai pasidaginau, viena, dalis išėjo iš savęs ir aš taip žiūriu tą, kur siena atsirėmė ir aš taip, kad mano tie pečiai, mentys ten, tos, kaip kažkaip į tą juodumą, kaip kokios, nežinau, kaip kokios šaknys prilinti. Ir aš kažkaip bandau atstumti, atvalyti, kai sakyti, nuimti juosius nuo nugaros. Tai dabar toks atrodo, kaip lyg veistų jau man tokia ta nugara, tos mentys. O tie grybukai, tai kažin nebus, kur Rusijoje čia vienas iki žiūrėjau, jie pietus tokie kaip kelmučiai, ne kelmučiai, jie kažkaip... Kelmučiai. Jų Rusijoje labai daug auga, pas mus. Jo, ant tų medžių ten kažkaip, jie renka jūsius, jie labai tipo naudingi, jie valgo. Jie ir ant žemės, ir medžius, ir jie įleidžia šaknis, kaip matau, į medžius pačius, ir va būtent... Ant tokių supuvusių medžių, ant tokių... Jo, ant supuvusių medžių. Daugiausiai būna. Jo, pas mus kažkaip jų ne, bet Rusijoje tą girdėjau, kad jie labai jūsius vertina. Už tai ir sako, pagadai man rusiškai, kodėl man čia kalba jie rusiškai. O gal galima energijos pasisemti iš tų grybų, va taip kažkaip mums dabar rankas pridėti prie jų, ar prie jų kažkaip prisiglaus, prisirovti, kaip čia. Tai mes energetiškai netgi galim suvalgyti energetiškai, nes jie kaip neonas, jie duoda energijos. Vėl neonas eina. Jo. Jie, supranti, tokios žalsvos spalvos netgi, neoninės žalsvos spalvos švyti. Ir būtent juos suvalgius, tai mes gausime energijos ir šviesim patys kaip fosforas, žinai. Fosforas naktį šviečia, tai mes panašiai. Ir smegenys maitina, ir kaulų sistema maitina, viską maitina. Tai čia maitins pasąmonę mūsų. Tai gal tada... Kristina, tu matai tuos grybus? Aš žiūriu juos, jo. Būtų įdomu sužinoti, kaip pavadinimas rusiškai, gal daugiau informacijos galima susirasti tada. Tai įsiversti reikia, kelmučiai. Kelmučiai. Nes tų kelmučių tai yra visokiausių rūšių. Nežinau, neatsimenu. Vieški, kažkokie vieški galūnė, o priekį neatsimenu. Reikės pasižiūrėti. Vesnuški gal? Vesnuški, tai čia overaitės, ne? Ai, nežinau, žinokit, nežinau, reikia įsivesti Google, nežinau, kaip pasakyti. Tai jūs dabar įsidėmėkit, kaip atrodo jie, kad paskui surasti, realiai pamatyti juos. O dabar tada pabandykime mes juos energetiškai pavartoti, suvalgyti. Asta, kaip tu? Nežinau, ar aš vizualizuoju, ar matau, kažką negaliu pasakyti. Vizualizuok tada. Gerai, tada paragaukite tų grybų. Jie tokie kartoki, man atrodo. Aš tai tokią masę įsivyriau iš jų, žalią masę, tokią neoninę masę, puodę sudėjau.
Suku dar, paragauti. Man kaip tik salstelėja jie. Toks įdomus skonis. Gal kiekvienam skirtingai tas skonis? Jo, ateina? gali būti. Man dabar sako, ateis kiekvienam tas skonis, kuriam reikia to skonio. Vienam rūgštaus, kitam kartaus, kitam saldaus. Kitam gali netgi sūriai būti nei iš šio, nei iš to. Jo, gerai. Nu va, pasipildėm dėl neoninės energijos. Ar dar ką nors norim pasižiūrėti šitų klausimų, šitų aspektų? Kaip dabar tu, Loreta, matai tą dangų? Ar jisai prašviesėjo? Na, tas miškas dabar toksai ramesnis man, jis toks biški, kaip miške vis tiek biški būna, kaip ir lyg tamsiau, kada jis toks tankesnis. Bet jau net tas toksai kaip nerimo, kaip bauginantis, toks netoks jau. Na, dabar toks, miškas toks žalias jau. Nu va, viskas nurimo. Kristina, ką tu matai? Ką tu jauti? Nieko, tiesiog matau medžius, beržus. Mišką patį matau ir tiek. Snieguolė, ką tu dar galėtum pasakyti? Aš tai išbėgau į pievas, prisirinkau labai įdomių spalvų smilgų. Tokią puokštę pasidariau renku. Džiaugiuosi tiesiog pieva, tokia spalvinga, bet smilgos tik tai, va tokios sausos smilgos, bet spalvotos. Kaip rugpjūtis būtų, žinai, toks vat mėnuo. Ir ką tu darysi su tom smilgom? Na, tiesiog tokią puokštę pasidarau. Nežinau, man kažkaip norėtųsi Loretai duoti. Nu va. Tų spalvų visokių. Nežinau kodėl. Gal biški Loretai trūksta. Namelio. Gal šiaip Loretai biški spalvų trūksta dar? Gali būt, kažkaip aš renku ir taip man galvoju, jai kažkaip man norisi, kad jinai irgi atbėgtų arba pasirinktų, arba tiesiog jai duoti ją. Nu, Loretai, tada ir tu į tą pievą. Spalvų pasirinkti smilgų. Gal tu kažkokiu kitokiu augalų dar pasirinksi savo? Aš vis tokia aukšta tokia pieva, visokio būna. Visokio augalų. Aš tokia pasišokinėdama lakstau. Džiaugiesi? Jo, tokia. Ta mišketė sukausi tokia visą čia dabar. Kažkaip rankos sušilo man iš karto. Ar čia nuo to gėrimo ragavimo, žinai, žalio? Ar čia nuo tų smilgų? Gal viskas turėjo įtakos. Turi įtakos ir smilgos, ir gėrimas. Tokios rankos net drėgnos, tokio čia aš jas merkiau tam viralą. Nežinau, ką čia su manim darė tas viralas. Įdomiai prisiragavau, reiškia. Tai jisgi energijos duoda, už tai pradėjo šilt viskas. Nu va. Taip. Prisiragavau, o kaip Kristina tau? Nešyla, man tai atvirkščiai šalta, kojam bent jau. Bet aš dėkoju tiem grybom, nes man labai reikia energijos. Tai teik prie katilo to puodo pasiruošti. Gerai ragauju, gerai.
Pasiurgusi. O aš ten kur nors matausi prie to kažkokio puodo. Tai ateikit, mergaitės, puodas didelis ant laužo. Kunkuliuoja žalias, čia kaip mes, kaip raganos, susirinkusios miške. Prie puodo. Viralo. Žalio. Neoninė. Bet Grybus burbulai dar. tokie ir kyla net, atrodo. Jo. Blum, tik tais. Nu. Jo, Nu, žinokit, gerai. energija tai gera, rankas pasišildyt galima. Labai gerai. Aš tik taip mačiau, kaip mes visus kaip kokias taurės atsidaužim ir išgėrim. Nu va, išgerkim iš tikrųjų, nes tai yra energija. Vietoj šampano grybų viralo. Gal ir nieko, dar kokie varlė. Klausykit, gal sonatai reikia to biškį viralo? Įpilam jai, nunešiam. Biški sonatai viralo jo. Tai visom duodam, kas tik nori. Asta, o tu kaip? Nu, liktais ir aš ten, nežinau, matau irgi burbuliuoja. Esi apžiūrinėję. Paragauk, nežiūrėk. Tai kad liktais ragavau. Nu, tau toks skonis. Tu snieguolė visas prasek, pažiūrėk, ar visos paragavę ir pasisvis pilvuose matosi viralas, ne pilvuose skrandį matosi tas viralas. Nes aš tai, kai savęs nematau, tai tu pažiūrėk. Firmina, kad tu negeri. Tu Aš negeriu. Nu, Gražumėlis, tai aš jau ten jau įsivaizdavau, kad jau ten šaukštais kabanu tą viralą. Tu neįsivaizduok, bet tu pagerk. Jo. Nu va, dabar jau jo pasisėmiai. Gerai. Mergaitės, sudaužiam. Labai gerai. Aš tai sonatą pamačiau, kaip paminėjau čia. Tai, kad jai vat irgi taip duoda, kad sako, ir tas josios tas juokas, tokia juoktis pradėjo. Nu, liuks. Nu ką, viskas ar ne, tuomet paliekam šitą erdvę ir tada keliaujam į kitą erdvę. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir kylam į kitą erdvę. Atsijungiam nuo šitos erdvės, susirenkam savo visas, kad nieko nepaliktumėm. 3, 2, 1. Ir keliaujam. Užsidedam nematomos skraistės, apsaugas visas. Ir pasižiūrim, kur dabar mes papulsime. Nu, mergaitės, kuri ką pasakys. Aš tai kažkokio pievoj guliu dangų, tokį, matau, žydrą, tokiais lengvais mažiukais debesukais vietom. Vieną koją užkėlus ant kitos, taip, žinai, kaip prasmilgas, kramtau. Kaip įdomiai. O žinokit, bet dabar, kol jūs kilot, man tokia, žinot, rusiška dainelė atėjo jo tokia. Крокодил, дил, плевет. Man На irgi солнышко, только я все лежу и на солнышко гляжу. Va grinai sukasi. Man šitas vienas solniškas gližu, man šitas irgi grinai. Nu, grinai, va tas, kur ant koja užsikėlęs, akinius tokius nuo saulės užsidės. Kas ten toks tai buvo? Liūtis, ar ne? Kažkoks, neatsimenu, per gyvis. Čiripacha, tas vėždys. Kažkas ten tokio.
Tai va, man šitą dainytę sukosi. Irgi. Kaip kitom? Nu, aš Aš lik tai- irgi guliu šalia pievai, nežinau, toks savijauta tokia irgi. Jau man kažkodėl tai laboratorija sukasi galvoje. Tarsi virš manęs kažkur laboratorija. Sterilu taip. O Snieguolė. Aš tai tarp namų stogų kažkokio tai skraidau, stebiu, tokie juodi stogai visur. Ir patys namai, tai tokie kaip ištinkuoti tik būtų, tokios spalvos visi. Tokie vienodi visi. Ir galvoju, kur tokius aš kažkur gal mačiusi esu, niekaip nesuprantu. Virš jų skraidau ir stebiu, taip graži aplinka tiesiog, bet tie namai. Nu gerai, tada tu dar pastebė, gal ateis kažkokia informacija, kur tu esi, kas tenais per vietą. Kristina, sakai, laboratorijoje, ar ne? Kas ten per laboratoriją? Tiesiog yra šviesos ir tarsi operacinis stalas, bet aš nematau detalių. Gerai, Tiesiog susifokusuok. labai sterilu ten, kaip kokiam operaciniam skyriui. Ten daugiau yra kažkokių žmonių, kažkas tokio būtybių. Judesio nejaučiu jokio, tiesiog labai sterilu, bet jaučiasi. Kodėl taip sterilu? Kas čia taip gali būti? Kažkaip palikta ten viskas. Čia Jokių pastatas. būtybių tiesiog palikta. Gal jos išėjo, gal jos turėjo pabėgti, ar kas. Tu pastatėsi ar patalpoji? Aš tiesiog stebiu. Ramiai. Tai jeigu nieko nėra, tai gal tada nieko reikšmingo neturi šitas tavo stebėjimas. Aš tau Tiesiog suskaičiau. šviesos tokios, šviesos gana stiprios. Gal ir nieko. Nes veiksmas tai nevyksta. Nieko. Aš išeinu iš ten, išeinu. Išeik tada viskas. Gerai. Keliauk tada į kitą erdvę, pažiūrėk, kur tu dabar nukeliausi. Snieguolė, gal tau atėjo kažkokia mintis, kas ten per vieta, kas ten pastatai kokie? Ne, tenais ramybė tiesiog. Ramiai praskridau, pasižiūrėjau tokią ramybę, monotoniją, žinai. Toks vienodas ir paskui papuoliau į laiko juostą, kuri yra neutrali. Ir iš dešinės pusės stebiu, kaip jos ten pievai guli vienos, o iš kairės pusės stebiu, kaip Kristina laboratorija žiūri. Ir vieną stebiu ir kitą stebiu. Tai link laboratorijos, tai ten aš matau, kad kažkas uždengtas guli, bet nežinau, kas ten. Ir kaip biški prasidengia ten ta... Jo, tuščia, visiškai tuščia, bet guli kažkas paguldytas. Ir prasidengia biški, tai aš tokį kaip pilkį matau, tokios pilkė. Galva. Bet guli. Tokia, jo, bet nepasakyčiau, kad pilkis daugiau, žinai, jisai man kaip šitas reptiloidas daugiau, gal reptiloidas, nes matau kaklą, tokį dėmėtą kaklą, kaip, žinai, va čiripako, sakė, tai man rusų kalba eina, vėžlio kaklą, žinai, tas toksai grublėtas, Tai tokie
gal gali būti ir koks hybridas irgi. Jo, bet vat kaklą tokį matau ir galva tokia visai, nei taip, nesuprantu. Nes užklotas jisai ir paliktas. Toks Gerai, kaip sakyčiau, miręs jisai, žinai, bet užklotas. Tiesiog, bet biški ir pradaryti, bet, vyko kažkas tai jo ten. Persodinimai kažkokie tai vyksta. Jisai negyvas jautė, ne? Jo, ten kažkokie persodinimai vyksta. Vyko jame kažką ten keitė, kryžmino, darė kažką, nežinau. Su juo kažką. Ar pasižiūrim, ką nors giliau šitoje viso laboratorijai, ar tai yra nereikšminga jau daugiau? Ne, nereikšminga, tai mūsų neliečia. Viskas tada paliekam visą tą erdvę ir tada keliaujam pas merginas, turbūt į pievelę. Kaip jums ten sekasi gulėti? Loreta, tai smilga jo, jinai dar vis ją kapoja. Smilga kramto. Kapoja. Tai reikia. Jo. Atsipalaidavusi taip. Jo, atsipūtus. O Astą matot? Astą matot? Aš Astą matau, jinai kažkaip stovi. Į Loretą žiūri, kaip ta atsigulus koja. Vaizdas geras. Valiu. Sako, panašiai kaip Asta, sako Loret, ką tu čia darai? Jo. O ta man pohui, kaip sako, žinai, viskas. Tokia mintis atėjo, kad aš jai sakau, prigulk. Susiramink, ne? Tokia, relax, tai ką čia viskas. Prigulk jo, panašiai, žinai. Vis tiek viskas padaryta, kas įvyks, tas ir be mūsų įvyks, kam reikės, tam bus. Jo. Kas aišku. Vadinasi, toks ir atsipalaidavimas. Jo, labai geras atsipalaidavimas. To nusiraminimo, čia po tų neprisijungimų, matoks. Vat. Čia grinai tau ir grybai buvo pagerti, ir dabar smilga pakramtyti spalvotą, žodžiu. Ir užkasti, ir dar, ne? Ir pagerti, ir užką. Dabar pasidžiaug draugija visų, atsipalaiduok. Jau aš kaip išgirdau balsus, jau džiaugiausi. Ką, jei esam visos, kaip sakyt, kartu, tai dabar ką toliau darom? Norint kažką pamatyti, kažkur nuskristi. Ar jau šiandien Gal jau diena? nežinau. Grįžtame. Kristina, tu visą laiką su fiks idėjom įdomiom. Ar jau viską šiandien irgi apžiūrėjai? Gal ir viskas kol kas. Gerai. Tai vadinasi, po trupučiuką, link namų sukam. Snieguolė? Jo, kylam. Kylam, ar ne? Užkandom, išgėriam, galim kilt, grįžti. Jo. Jo. Tai ką tada? Ruošiamės. Kylam, regeneruojam tuomet. Kas kur, kas į džakuzį, kas į krioklį, kas prie kristalo. Ir kai jau būsit pasiruošusios, man pasakykite. Galėsim tada keliauti namo. Tu, Loreta, eik per visur, ir per džakuzį, ir per krioklį, ir prie kristalo. Jau tu eik po kelis kartus. Prasikvėpuokite.
Įkvėpkit giliai, iškvėpkit iš palengva, užsipildykit gerom energijom. Pasiruošusios jau? Taip. Gerai. Visos pasiruošusios, ne? Taip. Tvarkoj. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir mes atsidursim iš čia ir dabar, kur aš su jumis kalbu. 3. Uždarom langus, duris. 2. Atsijungiam nuo visų, iš visur ir nuo visko. Susirenkam viską, kas yra mūsų ir viską paliekame, kas ne mūsų. Grįžtam į čia ir dabar, iš kur aš su jums kalbuosi, įsižeminam, atsistojam ant žemės, nusileidžiam kojas į žemę, kaip sakyti. Įkvėpėm žemės kristalo, žemės gelmės ir vienas atsimerkiam. Mes esam čia ir dabar.